Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Dabar yra po 3:16 ir aš esu jau atsikėlus, tai tikriausiai reiškia, kad mes važiuojam į kelionę, nes daugiau dėl nieko taip anksti nesikelčiau. O mes važiuojam į Italiją. Sveiki, tai mes dabar jau esam Lenkijoje. Tai Lietuvos laiku yra dabar po 10:06, o Lenkijos po 9:06. Mes jau baigiam išvažiuoti iš Lenkijos. Tai that's good, nes pati neįdomiausia dalis yra važiuoti per Lenkiją. Ir mano tėvai dabar perka vinietas, kad galėtume važiuoti per mokamus kelius Čekijoje. Pasakyti, kur mes esam? Mes esame Gyčio Maikė ištepta Vienoje. Mes esam Vienoje. Buvo labai karšta diena ir mes tik dabar išėjom. Taip? Taip. Ryta ir aš. Šiaip čia labai gražus miestelis, jau priėjom katedrą čia. Vau. Kaip mūsų visa šeima. Čia kažkaip sekmadieniais neatsidaro jokios parduotuvės ir visi užsidarė, bet užtat labai mažai žmonių. Labai laisva. Ir labai dar vėl, kiek dabar? 9, bet vis tiek. Ir dar buvo labai karšta, bet dabar yra dušna labiau nei karšta. Bet vėjelis pučia. Aha, čia. Vis tiek dušna. Bet mes kokias panašios, pažiūrėk. Panašios. Toks vaizdas po balkono langą. Labai gražiai atrodo. Labai. Sveiki, tai šiandien nelabai ką nufilmavau, tik truputį kiek važiavom. Tai mes buvom outlete, tai aš manau, toj padarysiu holą, kiek nusipirkom, bet ne visko holą, tai manau ateityje padarysiu. O dabar mes jau esam savo viešbutį, kuriame būsim, man atrodo, 5 naktis. Tai dabar eisim į miestą, buvom prie jūros, šiaip labai šiltas vanduo. Tik truputį tai sukandžiojo po to, kaip grįžom atgal. Tai nelabai gerai. Mes esam paplūdimy. Dabar nėra visai beveik žmonių, nes visi išėjo į tą siestą. Tai čia Auksė iš ateities ir aš nusprendžiau, kad jums reikia truputį paaiškinimo. Tai let me cut it short. Fiesta ir siesta nėra tas pats. Fiesta yra šventė, festivalis, gali būti Ford Fiesta. Mes išeiname į miestą padaryti fiesta. Tai čia yra fiesta. O siesta tai yra kaip ir kasdieninis ritualas. Sakykime, ritualas, nežinau. Tai jis kiekvieną dieną nuo maždaug 12 iki 4 arba 5 užsidaro visos parduotuvės, restoranai, visi žmonės baigia darbus ir visi nueina pavalgyti ir tada pamiegoti. Tai dažniausiai vyksta Ispanijoje, Portugalijoje ir Italijoje ir dar kitose šalyse, kur yra karščiau. Tai kaip aš sakau, kad yra siesta, kad visi yra siestoje, tai reiškia, kad visi žmonės nuėjo pamiegoti ir pavalgyti. Ir šiaip, bičiai būna pilni, bet siestos metu visi tiesiog išnyksta ir mes su šeima supratom, kodėl taip vyksta, nes tada dažniausiai ir nudegė labiausiai, nes karščiausia saulė ir pats karščiausias laikotarpis, tai žmonės tiesiog praleidžia laiką namuose, kad neįdegtų, nenudegtų ir netaip pavargsi nuo tos šilumos. Tai jo. Jo, dabar iki 3 valandų tikriausiai čia bus tuščias. Čia beveik nėra žmonių tiesiog. Čia buvo pilna žmonių, o dabar nėra. O jūra šiaip labai šilta. Šilta labai. Šilta buvo, mama gerai. Dar viešai.
pasirinkti mus. Pafilmuok mamą. Mama. Kur mama? Apsilankėme labiausiai lankytinai vietai Italijoje. Ane? Ne? Ne. Ne. Tokias labiausiai lankytina vieta. Tėtis išėjo iki viešbučio ir pakalba. Nežinau, ar reikia paplūdimio, ar reikia viešbučio. Kaip tai reikia paplūdimio. Seniau valgydavom atrodo didesnis. Šiaip gerai atrodo. Grįžom iš jūros, tai dabar parodysiu, kas matosi pro mūsų balkoną. Baseinas, tada čia yra kažkokie kaip ir kubilai, ten yra antras baseinas ir tada ten einame paplūdimį. Žiauriai baisiai visi nudegėm, aš žiauriai nudegiau. Ir taip jau sunscreenų, bet dabar nusprendėm, kad nuvažiuoti į San Mariną. Nes nebenorim būti prie jūros, nes žiauriai karšta ir žiauriai degam. Nesimato, bet, žodžiu, visą raudoną ir man žiauriai jūs ir skauda. Dabar tėvai nuėjo kažkokį local farm, kažkokią local. Galiu parodyti, kaip atrodo. Ar jie ten kažką randa. Bet jo, važiuosim į San Mariną. Tai neturėsiu internetą normaliai. Žiauriai karštas ir mašina galėtų greičiau grįžti. Ateina su arbūzu. Ar kas čia dar? Ar čia bus arbūzas? Kas čia? Čia vyčias? Marina, tai dabar nusipirkom bilietus pavaikščiot po čia. Pilis ir bokštas. Dabar vaikštam. Ten buvo vyras kitoj. Šiaip labai gražu. Gytis, ar gaus kokį liuduką gausi? Ką gavai? William Salambo. Parodyk man. Net nežinau. Prancūzų gal. Kaip jums San Marinas? Gražu. Gražu. Smagu, ne karšta. Ne karšta, tėčiai? Kaip jums San Marinas? Geriau dabar, labai gerai. Atsigavom. Tikrai atsigavom, vėjas pučia. O Gyčio kaip San Marinas? Jaučia, kad 30 Gavau 36. Salimba William. Neturim taip tik atvykę. Kortelė. Neatrodo? Dabar jau po savaitės. Gerai. O šiaip Su kišenė. pilis ten matosi, tik nelabai. Nesidegė. Lazanė tokia... Aš žinau, kad lazanė tikrai neatrodo gerai, bet buvo gera. Trust me, buvo gera, buvo skanu. Dabar mes esam Chioggioj. Čia tipo mini Venecija. Šiaip vaizdas kaip Venecijai. Mes naktį nebuvom Venecijoje, bet šiaip visai fainai, kanapai. Nežinau, ką labai kalbėt. Rytą buvom prie baseino. O dabar esam Chioggioj. Gyvenom. Jūra. Čia valgymą. Tada jūra. Tada štai valgom virtuvę. Wow. Ir dar turime visą šitą. Gerai. Televizorius čia. Tada atėjom į koridorių. Čia yra kur miegojom. Tada tualetą turim. Stuko vandens. Turiu miegamą, jeigu miegoja tėvai. Ką pasakysim?
Ką pasakysi? Mes gardoj. Gardoj. Čia. Čia garda. O čia mūsų. Čia mes. Aha. Štai. O parodom, kiek čia kambarių, va, pažiūrėkit. Kiek čia daug. Indaplovė. Gerai, va. Šalitu. Čia. Rūbo. Čia. Vane. Wow. Ir galiausiai didysis. Taip atrodo, kur gyvenam. Vakarienę paruošė šefas. Važiavom į Sirmijonę. Parodysiu vaizdą. Čia iš parkingo. Kas yra? Sirmijonę galima pilį pamatyti. Ir čia kaip ir, aš kaip supratau, kaip ir pagrindinis tas pats miestelis, o Lygardas. Gerai. Kiek jau vasarų šilės? Niekas nežino. Paslaptis. Gerai. Labai gražu. Atėjom maudytis, bet baisiai šaltas vanduo. Neina maudytis. Bet neina Kai jau įlįst. antrą kartą eina. Tai trečia. Trečią gal ne. Bet Jiems gerai, bet mamai sunku. labai šaltas vanduo. Visi žmonės įlenda iki pusės ir nebeplaukia niekur. Bet vaizdas užtat gražus. Taip. Jo, vaizdas labai. Bet vakar buvom pietuose. Ja, ežero pietuose. Ir ten vanduo buvo ne ledinis, o čia ledinis. Tai, ja. Aš parodysiu, kaip berniukai stovi. Jie tipo kietai svaidina, bet stovi vienoj vietoj. Limonė, tai čia citrinų toks miestelis. Nusipirkom ledus. Gerai, tai norėjau labiau paaiškinti, kas čia vyksta. Tai Limonė Sulgarda yra toks citrinų miestelis, kuriame jau nuo pačios senovės buvo auginamos citrinos. Ir jis yra ir tuo žymus, ten kiekvienam kioskelį gali nusipirkti su citrinom visokių pakabukų, magnetukų. Ir čia yra būtina nusipirkti tų ledų citrininių, visi turistai jas perka, aišku, yra overpriced, bet man labai patiko ir buvo labai faini. Tikrai paliko didelį įspūdį. Gražu čia. Ar patiko jums ledai? Mes dabar pilamės vandenį ir geriam. Ir ledais nenusivynėm, ir vandenį nenusivynėm. Su citrina. Nu gal tik tas, kas mokėjęs nusivylęs. Bilietą sukeičiam. Tai mes lipom dabar į pilį, tėvai pasiliko pačioj. Toks vaizdas. Ir tai slipa. Kas čia? Wow. Įdomu, ką tėvai veikia. Kokie namukai. Pradėjom lipti į patį bokštą. Tokie laiptukai.
O, parodysiu gražu, kita gražu. Va, ežeras. Šitas miestelis. Gal ar čia muziejus yra? Va. Tai aš nusprendžiau, kad man reiktų paaiškinti maždaug, kas čia vyksta. Tai čia buvo paskutinė diena mūsų šitam viešbutį ir buvo paskutinė diena šitam baseiną. Ir mano brolis su tėčiu sugalvojo tokį kaip roboto šokį. Ir buvo labai juokinga žiūrėti, nes jie tiesiog kaip užprogramuoti kartu ėjo per visą baseiną. Ir baseiną nebuvo jokių žmonių, bet visi žmonės buvo balkonuose, terasose ir jie tiesiog tai darė. Ir buvo žiūrėti juokinga, tai tiesiog aš prisijungiau prie jų ir mama nufilmavo. Tai peržiūrėkit iki galo. Aš žinau, kad truputį cringe, kad truputį tikrai juokinga, bet you have to be cringe, kad turėtum linksmėsti gyvenimą ir pagalvojau, kad turiu dėti šitą dalyką, nes tiesiog žiauriai juokinga ir žiauriai faina. Ja. Labai. Tokių Lietuvoj nėra. Oreo. A, čia plytų. Čia Oreo vidus, aplinkui šokoladas ir dar sausainė duoda. Vertink iš 10. Daug įvertintų. Kiek? Neįvertintų? 10. 10, mama duoda 10. 9. Ant galo neskanus tas. Ne. Man tai labai svarbu. O tėtis kiek vertina? Man tas šokoladas su labai skanus. Ne, reikia sausainį paragauti. Man tai 10. Man patiko. Šiaip aš galvoju, kad Oreo bus skonio, bet nelabai jau Oreo skonio. Gal ir buvo. Gerai, įman šitą dabar bei reikia nusipirkti, šitas labai geras. Ane, visiems labai patiko ledai? Labai. Tai net tėčiui labai patiko ledai. O mojito, kita? Šiaip geras. Aš nesiskundžiu. Paprastas mojito, aš žinau. Ne, babus. Gazuotas dar. Tai geras. Irgi geras. Gerčiau ryte, vakare ir net per pietus. Tai mano mėgstamiausias valgis. Galėčiau valgyti ryte, vakare ir net per pietus. Važiavom į Austriją ir čia labai prašė dabar oras. Dabar rodo iš viso 11 laipsnių tik tai. Ir lyja lietus. Nieko nemanufilmau, bet mes dabar naujam viešbutį. Aš tai sakyčiau, būnu. Nesakysiu. Ir jo. Einam jau miegot. Ir čia dar su pusryčiais tai reiks anksčiau keltis, kad spėt nueiti pusryčius. Tai va. Taigi žinių. Sveiki, tai šiandien yra paskutinė mūsų kelionės diena. Šiandien jau turim pasiekti Lietuvą. Šiaip buvom pusryčiuose, buvo labai geri pusryčiai. Aš galiu parodyti truputį kambarį. Nelabai ką turiu čia rodyti, bet... Tadam! Mes čia gyvenam su mano broliu tiesiog. Tėvai gyvena kitam kambarį. What's gonna cool? Aišku, čia dabar jau aptarsta. Ankai, ate.